Tarptautinis menų festivalis Druskininkų vasara su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, puoselėjantis Čiurlionio kūrybą, ją skleidžiantis druskininkuose Lietuvoje ir pasaulyje, labai svarbi kultūrinio gyvenimo tradicija. Šiemečio jau 10-ojo festivalio pabaigos šventė taip pat buvo ypatingas įvykis, nes į renginį pirmą kartą atvyko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, vadovaujamas nacionalinės premijos laureato profesoriaus Juozo Domarko. Kokie 10 metų nebuvau druskininkuose ir turiu pasakyti, kad aš labai nustebęs, labai greit, tiek kiek man pavyko pamatyti įvažiuojant į miestą ir dienos metu, žinoma, mes atvažiavom, ne naktį, tai kadangi kaip nebūtų matyti, tikrai labai gražiai matosi, kad miestų šeimininkai yra tikri šeimininkai ir su tuo aš tikrai nuo savęs labai sveikinu. Na, o matot, druskininkai yra toks mūsų miestas, kurortas, toks, reiškia lyg nutolęs labai nuo visų centrų, taip jau kiek įmanoma, toks trupučiuką net užgrūstas dabar jau tarp tų dviejų tokių valstybių, ten mūsų didelių kaimynių. Bet tai yra vienas iš pačių žaviausių, na, žinoma, čia galima lyginti tik su Neringa ir su jos kurortais, kurie ten yra. Ir, žinoma, atvažiavimas kiekvienas žmogus gali tik tai pradžiuginti, nes nežiūrinti tai, ar jis iš Lietuvos, ar jis yra iš Rusijos, ar iš Lenkijos, aš manau, visiems tas būtų labai žavu pamatyti tą miestą, jūsų miestą, gražų miestą. Na ir juo labiau, kad tai yra Čiurlionio gimtinė ir kad tai gimtas miestas ir juo labiau, kad kaip tik sutampa su Čiurlionio gimtadieniu, nors ir neapvalus tas gimtadienis, bet ką padarysi, nedažnai būna apvalus gimtadieniai, bet šiandieną tai yra tiesiog žavu būti čia ir tą pačią progą mes atvažiavom su Nacionaliniu simfoniniu orkestru ir užbaigiant šį žymų druskininkų festivalį, mes ir džiaugiamės, kad galim įsilieti ir pagroti šitą tiek Čiurlionio, tiek kitos klasikinės muzikos. Gaila tik, kad nesant tinkamų salės sąlygų, mes negalime atvežti visą simfoninio orkestro čia būti. Ir tik tai dalis pritaikyta šitai nedideliai patalpai, nedideliai scenai ir pritaikyta programa kaip tik tam yra. Bet tai nuo to niekas neturi nukentėti. Tai muzika žavinga, ir Mocartas, ir Čiurlionis, ir Verdis, ir daug kitų kompozitorių. Gal dar tiesiog apie paties festivalio misiją. Ką jis reiškia muzikų bendruomenė ir visiems kitiems? Man atrodo, kad pervertinti bet kokį festivalį yra neįmanoma ir nereikia to daryti. Kiekvienas festivalis yra muzikinė gyvastis, muzikinis judėjimas, o muzikinis judėjimas tai yra žmonių kultūros plėtimas. Ir žinoma, Čiurlionio festivalis taip pat duoda pastovią muzikinę gyvastį tiem žmonėms, kurie nori, kurie ateina. Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė sakė, kad į festivalio renginius paprastai ateidavo ir jaunimas, ir garbaus amžiaus klausytojai. Jeigu būtumėt sakralinės muzikos valandose bažnyčiai, į kurias rinkdavosi įvairiausių pasaulio kraštų žmonės atvykę į Druskininkus gydytis, ilsėtis arba dieną kitai pabūti, visada buvo pilna bažnyčia ir labai džiaugiamės, labai reiklių klebonų, tik sakralinė muzika, graži muzika, kilni muzika ir dėmesys šiam renginiui. Daug koncertų įvyko Vilniaus spa. Čia nuostabiausia, kad druskininkai priima simfoninio orkestro muziką. Buvo tokių kalbų, kad druskininkiečiams gal nereikia, gal dar per anksti, bet matom, kaip renkasi žmonės, kaip stovėlė prie bilietų, kaip su kvietimais ateina. Tai be galo džiugina, nes atvežti į druskininkus, tegul net pilnas simfoninio orkestras, net yra tokios salės, kur tilptų visas beveik 100 žmonių orkestras. Mato, čia tik tai jo nedidelė dalis, bet profesorius Juozas Domarkas, žinomas pasaulio dirigentas, sugebėjo nedideliam orkestro sudėčiai paruošti puikią programą ir klasikinės muzikos, ir lietuviškos muzikos. Taip pat turėsim puikų koncertą. Ypatingai žavėjo mus, kad didysis tapybos maestro Aloyzas Stasiulevičius sutiko eksponuoti Druskininkuose savo parodą. Ir čia Lietuvos spa, ir Vilniaus spa veikia, dabar dar šiandieną uždaroma paroda, nuostabiai spalvinga paroda. Stasiulevičius yra spalvos meistras, yra Vilniaus miesto didelis patriotas. Šitokie vaizdai, tokios spalvos ir ypatingas įspūdis. O jau vaikų smuikininkų stovykla, kuri jau veikia 18 metų kas vasarą, o
Birutės Vainiūnaitės solinis rečitalis ir daugybė kitų koncertų paliko man kaip rengėjai to festivalio, ir sumanytojai gal taip ir prisistatyčiau. Tai ypatingai įspūdį palieka kiekvienas koncertas, o šiandien mes žiūrėjom vaikų darbus ir čia eksponuojama vaikų paroda Druskininkų krašto moksleivių tapė, kurie Čiurlionio temom, kurie rašė eiles Čiurlionio temom. Tai puikus, talentingi vaikai. O svarbiausia, kad per 100 dalyvavo tam konkursui ir po 10 geriausių apdovanojom knygomis, padėkos raštais mokytojus ir mokytojai įsijungė. Ir man regis, kad baigėsi 10 festivalis ir per tą 10 metų druskininkiečiams jis tapo savu. Druskininkai tampa Čiurlionio miestu. Ir kaip profesorius sakė, pirmą festivalį sveikindamas, kad sunku sumastyti natūralesnį reiškinį kaip festivalis Druskininkų vasara su Čiurlioniu. Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė akcentavo, kad Lietuvos muzikų rėmimo fondo iniciatyva jau 10 metų druskininkiečiams ir miesto svečiams suteikiami ilgai širdyje išliekantys susitikimai su Čiurlionio kūryba. Šis festivalis pripildo visą miestą nuostabios muzikos garsais, leidžia kiekvienam klausytojui prisiliesti prie nuostabios klasikinės muzikos ir tai yra džiugu, kad leidžia pažinti daugiau Čiurlionio kūrybą, didžiojo menininko genijaus kūrybą ir aišku labiau pamilti druskininkus. Šiaip labai tikiu, kad simboliškai Čiurlionio festivalį kiekvieną kartą baigiam Čiurlionio gimtadienį. Druskininkiečiai kai kurie svajoja, kad taip taps graži tradicija Čiurlionio gimtadienį būtinai švęsti druskininkuose. Taigi vis daugiau žmonių, meno žmonių įvairiais renginiais stengiasi, kad ši diena taptų tikra Čiurlionio gimimo diena druskininkuose ir iš tiesų renginių kiekvienais metais daugėja. Tiesiog noriu padėkoti bendruomeniai už gražias, nuostabės idėjas, kurie garsina, šlovina mūsų miestą. Nacionalinio simfoninio orkestro vadovaujamo pasaulyje pripažinto dirigento profesoriaus Juozo Domarko, žymių operos solistų Astos Krikščiūnaitės ir Liudo Norvaišos parengta populiari programa Čiurlionio, Šimkaus, Dvariono, Mocarto, Rosinio, Leharo, Štrauso muzika nudžiugino įvairaus skonio klausytojus, nepraleidusius progos susitikti su didžiąja muzika. Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir Druskininkų savivaldybės organizuojamas festivalis jau tapo tikra dvasios atgaiva klasikinės muzikos gerbėjams, noriai lankantiems festivalio renginius. Todėl po paskutinio koncerto visi skirstėsi jau planuodami susitikti 11-ame festivalyje Druskininkų vasara su Čiurlioniu.